Treneri, kokie tikslai per šį turnyrą bus? Tikslai tie patys, optimaliau susižaisti visiems. Registruosit visus 14 žaidėjų? Jeigu jūs matėt jau paskutinės rungtynės, jau stengiamės, kaip sakant, minimizuoti, daugiau išnaudoti pagrindinių žaidėjus, bet dar kartą noriu pasakyti, kad prie geros formos turim privesti mažiausiai 12. Iki 12 labai aišku, ar dar yra labai daug svarstymų šiom ateinančiom dienom? Čia toks klausimas be atsakymo. Treneri, gal esate apsisprendęs, kiek aukštųjų vešitės į Europos čempionatą? Irgi be atsakymo. Jūs norit sužinoti to, ko aš nenoriu sakyti, tai jūs užklauskit klausimus tokius. Koks jausmas sugrįžus į beveik antrus namus, Atėnus? Aišku, namai yra visą laiką namai, yra Lietuva. O čia šiltas, gražus kraštas, linksmi žmonės. Treneri, ar per šį turnyrą daugiau žiūrėsit dar savo žaidimą, ar jau pradėsit kažkiek analizuoti ir varžovus? Mes visą laiką analizuojame varžovus. Čia bus bosniai, kurie mums labai svarbus. Bet be abejonės, kol kas savo žaidimas yra svarbiausia, nes galvoju, tikrai dar ne viskas pavyksta. Ir matė treniruotę paskutinės minutės, iškyla klausimų tokių darbinių, kas ten turėjo atsirasti toje vietoje, kas ten turėjo padėti ir taip toliau. Taip, kad pasakyti, kad viskas pas mus jau padaryta, taip nėra. Bet tai yra normalu. Klubinėse komandose tą darai 10 mėnesių, o čia komanda treniruojasi kartu 1,5 mėnesio. Tai čia yra toks normalus darbinis procesas. Kažkokių traumų nėra? Yra? Duok Dieve.